Labadiena, mano vardas Tomas Lagunavičius. Ir šiandien aš norėčiau kalbėti apie verslo psichologiją. Pradėkime nuo pagrindinio klausimo, kurį ko gero kiekvienas verslininkas sprendžia. Kurioje srityje pradėti verslą? Taip, tai yra labai svarbus klausimas. Surasti tą sritį, kurioje aš norėčiau pradėti savo verslą. Tai gali būti produktai, tai gali būti paslaugos, ar jūs gaminsite, jūs tik tai parduosite, ar jūs kažkaip užsiimsite, reiškia, po pardaviminio aptarnavimo. Tai priklauso nuo jūsų norų. Bet aš manau, kad šalia to, kad jūs ieškote kažkokių produktų ir paslaugų, kurias norėtumėte teikti, turėtumėte atsakyti į vieną labai svarbų strateginį, aš manyčiau, klausimą. Kokio tipo įmonę jūs kursite? Iš principo, įmonių strateginė prasme skaičius yra pakankamai ribotas. Pradėkime nuo, aš norėčiau šiandieną kaip tik ir išvardinti tos variantus. Tai pirmas variantas tai yra įmonė, kuri yra kaip visos. Tai jeigu sukursite labai panašią įmonę kaip ir kitos esančios toj rinkoje, su kuria jūs dirbsite, ta rinka gali būti jūsų miestas, tai gali būti visa Lietuva, galbūt tai visa Europa, tai nesitikėkit, kad jūs galėsite pardavinėti savo produktus ir paslaugos ten vidutinėmis arba aukštomis kainomis. Dažniausiai tokios įmonės, kurios kopijuoja kitus, jos mažina stengiasi sumažinti savo savikainą ir tuo pačiu sumažinti savo kainą. Tai yra natūralu, todėl kad kitaip tą rinką neįeisi ir nepritrauksi savo klientų, savo grupės klientų. Antras variantas įmonės tai yra plati specializacija. Aš pasirenku vieną kryptį, bet turiu visą komplektą paslaugų, kurios yra ir produktų, kurios yra reikalinga šitam verslui vystyti. Aš stengiuosi užpildyti pilnai to, ko reikėjo. Tai pavyzdžiui, jeigu aš ten atidarau kirpyklą, tai aš tada turiu ir turėti visas papildomas paslaugas. Galbūt tai galėtų būti ir manikiūras, ir pedikiūras, ir tai galėtų būti kirpimas vyrų, moterų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai visa tai, kas įeina į dabartinį kirpyklos suvokimą, aš turiu standartinį, specializuotą suvokimą, visa tai turėtų būti. Pavyzdžiui, jūs galite pasakyti, kodėl manikiūras ir pedikiūras. Seniau užtekdavo tik tai vyrų arba moterų kirpimo. Dabar didžioji dauguma, kaip sakoma, kirpyklų turi ir manikiūrą, ir pedikiūrą. Kodėl taip atsitiko? Todėl, kad standartai auga ir tai, kas buvo siaura specializacija anksčiau, dabar arba ta plati jau vadinama specializacija, jau kada atsirado plati specializacija, jinai po truputį plečiasi ir tas standartas jisai atsiranda ir mes norim ar nenorim, turim savo įmonę sukurti pagal tą standartą, kuris čia egzistuoja. Bet jinai jau turi būti pakankamai plačios paslaugos. Mes neapsiribojam siaura specializacija, pavyzdžiui, tai vyrų kirpimų. Mes jau ir moterų, ir vaikų, ir jau manikiūras, ir pedikiūras, bet tai yra tik tai standartas. Tai dar nėra kažkas daugiau. Toliau, trečias variantas yra, kada mes prie plačios specializacijos pridedam daug papildomų ir lydinčių paslaugų. Kada mes pradedam klientam teikti ne tik tai tas plačiai specializuotas paslaugas, bet ir duodam dar papildomų paslaugų. Kaip pavyzdys, toje pačioje kirpykloje gali atsirasti, pavyzdžiui, įvaizdžio formavimo įvairiausios paslaugos, gali būti atsirasti kažkokios konsultacijos grožio, sveikatingumo, tam tikrais klausimais. Galima pakalbėti apie kaip formuoti, daleiskim, įvaizdį skirtingo laiko, pavyzdžiui, darbe, vakare, ten, pavyzdžiui, kaip rengtis tenai važiuojant į gamtą. Galima kalbėti apie kažkokius sveikus produktus, maitinimąsi, kad jūs atrodytumėt gražesni, kad jūsų oda būtų lygesnė ir taip toliau. Jau atsiranda kažkas tai daugiau. Jau atsiranda papildomi dalykai. Ir tai jau yra galimybė, tai čia jau atsiranda ta galimybė, kad jūs galite truputį kilstelti kainą ant kai kurių produktų. Žinoma, ne visų, todėl kad žmonės, apie 60% Lietuvos gyventojų šiuo metu tikrai seka rinką ir ieško tokių optimaliausių kainų jiems, kad nepermokyti, o gal net, kai didžioji dauguma netgi ieško žemiausių kainų. Bet čia jau atsiranda, kad jūs teikia daug papildomų ir ryšių paslaugų, jūs jau kai kuriom paslaugom ir produktam galite padidinti kainas. Tai mano manimu yra labai svarbu, nes tokiu būdu jūs galite pradėti geriau konkuruoti. Ne tik tai kainą, bet ir papildomomis paslaugomis, papildomais pliusais klientų. Sekantis variantas įmonės tai yra absoliutus lyderis. Jūs pasižiūrit, ką daro jūsų konkurentai toj srityje ir padarote daugiau negu jie. Praktiškai nukopijuojat visus, sugalvojat kažkokių naujų paslaugų, kažkokių unikalių, išskirtinių. Ir tada galite labai turėti platų kainos diapazoną, galite turėti ir žemų kainų, ir vidutinių, ir aukštų, turite standartinių produktų paslaugų, turite tokių, kurios ir taip pasitaiko, yra visiškai naujienos. Ir tada jūs tampat lyderis. Ir jeigu kažko tai žmogui reikia, jisai tikrai ateis pas jūs, pasižiūrės, pasirinks, paanalizuos ir ko gero jūs tapsite tas traukos centras, dėl kurio žmonės važiuos į jūsų įmonę. Taip pat
Sekantis variantas, kuris gali būti, tai yra vadinamas techninis prekinis ženklas. Jūs turite techninį pranašumą, kurio neturi niekas ir kurio negali niekas nukopijuoti, pavyzdžiui, kokius 2 metus, taip? Tai kaip pavyzdys, jūs turite vienintelis, pavyzdžiui, ten kokie nors elektros tinklai, taip? Kaip pavyzdys, jūs vienintelis esate tiekėjas kažkokiam regione. Nu tai nieks negali jūs ten nukonkuruoti. Žinoma, dabar pas mus Lietuvoje yra galimybės pirkti iš įvairių tiekėjų, bet įsivaizduokim, kad jūs vienas esate. Ir daugiau nieks negalit nuties to laido ir nieks negali ten jūsų, kaip sako, nukonkuruoti šitoje vietoje. Tai pagalvokit, galbūt toks verslas jūsų galėtų būti. Bet tada, žinoma, jūs susidursite su antimonopoliniais įvairiausiais įstatymais, jūsų kainas, ko gero, pradės reguliuoti, prižiūrėti, žinoma, apribos jūsų pelno maržą, kurį jūs galite gauti iš savo klientų. Nu, bet tai yra irgi vienas iš būdų, kaip sukurti savo įmonę. Tai tarp vėl tai yra pakankamai sunku. Toliau sekantis būdas, kaip konkuruoti strategiškai, tai yra prekinio ženklo kūrimas. Yra daugybė įmonių, kurios pardavinėja produktus ir paslaugus, kurios nieko realiai nesiskiria nuo kitų, bet jie galbūt sukūrė labai gerą įvaizdį, galbūt jie atstovauja kažkokius žinomus prekinius ženklus ir automatiškai, žinoma, jie gali pakelti savo kainas, jie gali tapti kažko, tiesiog per reklamą, per kūrimą įvaizdžio, jie gali pakelti kainas ir pritraukti tam tikras grupės klientų. Kame esmė? Prekinis ženklas tai yra ne taip, kad jisai kažkokią turi funkcinį geresnę. Aš turiu materialia prasme, ten fizinė prasme jis geresnis yra. Jis turi statuso prasme. Kada žmonės pradeda jūsų prekes naudoti ir tokiu būdu pabrėžti savo statusą, išskirtinį savo statusą, kad mes esam kitokie, mes nesam tokie kaip jūs. Ir tai yra tas ženklas, kuris parodo, kad aš esu tas, kurį aš prezentuoju. Taip pat per šitą aprangą, naudodamas, pavyzdžiui, kažkokį motociklą ar taip, ir aš parodo, kad aš esu kitoks, aš nepriklausau jums, aš priklausau kažkokiai grupiai, išrinktai grupiai, kurie yra aukščiau negu jūs. Jeigu jūsų prekinis ženklas yra toksai, tai jūs turit galimybę turėti, žinoma, ribotą klientų skaičių, bet tokių klientų skaičių, kurie pasiruošia mokėti už tai, kad jie būtų išskirtiniai. Ir tai, mano manimu, yra irgi viena iš galimybių, kaip konkuruoti rinkoje. Sekantis būdas, kaip konkuruoti rinkoje, tai būti arti klientų. Kai kada yra svarbu klientui ne ten kažkokie prekiniai ženklai, netgi kai kada ne kaina yra svarbu. Svarbu yra, kad ta įmonė arba ta įstaiga arba ta parduotuvė būtų šalia. Kad jinai būtų šalia namų, taip galima vadinti šalia namų, kad man daug ten nereikia, aš atėjau, nusipirkau, ten truputį permokėjau, bet tai nesvarbu, man svarbiausia, kad tai yra šalia. Tai šita strategija labai tinka tiems, kurie turi, pavyzdžiui, nedidelį asortimentą ir jie gali įsikurti ten, pavyzdžiui, nedidelę parduotuvę, bet joje yra viskas, ko reikia žmogui tam tikroji kažkokio vienoje arba kitoje situacijoje. Tai nebūtinai turi būti maistas, tai gali būti ir daugybė kitokių įvairiausių produktų, kurie reikia glingi kasdieniam vartojimui, bet tiesiog žmonės nenori važiuoti kažkokią didelę parduotuvę arba ten toli ir ieškoti kažkokio didžiulio pasirinkimo. Kai reikia tiesiog paprastų dalykų. Jis eina, nuvažiuoja tiesiog ir nusiperka ir jam jokių problemų yra. Žinoma, yra ir daugybė kitokių strategijų, kaip galima būtų savo įmonę vystyti, kaip ją galima būtų sukurti, kokią pasirinkti konkuravimo variantą, bet apie tai mes pakalbėsim sekantį kartą, o šiandieną baigim mūsų pirmą susitikimą apie verslo psichologiją. Sėkmės visiems versle, kurkit jį, stenkitės būti turtingi, laimingi ir nebijokite rizikuoti. Kas bando, tas anksčiau ar vėliau laimi. Žinoma, ne iš karto pasiseka, bet bandykit ir jums pasiseks. Sėkmės versle.